Ok, apžvelgsim paskutinį mano treidą, kuris vis dar atidarytas ir visiškai neprižiūrėtas yra. Ir apžvelgsim, ką galim čia daryti. Tai atėjo TradingView pranešimas, kad turim 15 minučių štai tokį breakoutą, po to sekė konsolidacija, ranginimas, ieškojau 5 minučių breakout structure, gavau jį štai čia, nelabai kokį, bet vis tiek gavau ir po biškį pradėjau scalint čia į tradą. Tada gavom antrą breakout structure, tačiau čia nebūčiau galėjęs įeiti, nes papučio buvo fair value gapas, kurio taip ir nepasiekėm. Ir per visą šitą laiką toliau aš treido ir neprižiūrėjau, neturėjau visiškai laiko, jokių alertų nenusistačiau ir tik profito nenusistačiau. Vienintelis, kas yra, tai stop lossas čia po apačia ir viskas. Taigi, ką mes galim padaryti dabar su šituo treidu, uždaryti vidury range'o irgi yra nesąmonė, tai imam nuo apačios į viršų ir turim štai 6.18 levelį, kurį jeigu sulaužys, jeigu po jo paeis ir nebus jokio atsispyrimo į viršų, tai aš šitoje vietoje uždarysiu treidą, jeigu mes čia atsispirsim ir toliau kilsim į viršų, paliksiu atidarytą treidą.